kosmose tyrinės kitas planetas ir praneš, jeigu asteroidai į mūsų Žemę įskris. Kosmosas tai buvo paslaptis. Dabar yra paslaptis, mes daug ko nežinom, pavyzdžiui. Palydovai. Mobilusis ryšys. Palydovai, bet palydovas yra priemonė, ne? Įrankis. Štai, jis vis dar brangus. Daug šitoj vietoj pakyla virš horizonto ir mes Lietuvoje matom, taip? Lituanikos vienas jėga! Įsivaizduokit, palydovas skrenda tokiu greičiu. Jisai matomas mums yra tik maždaug 6 minutės, kai skrieja virš Lietuvos. Visą kitą laiką mes jo nematom. Tai palydovas turi autonomiškai veikti, jis pats turi priimti tam tikrus sprendimus. Aš labai džiaugiuosi, kad mes apsilankėme Kauno klinikose ir kraujo centre. Man buvo labai smagu bendrauti su tai žmonėm, išgirsti, kaip yra kraujas surinkamas ir tai realiai pamatyti, kaip jis surinkamas, kaip saugomas, kaip jis yra testuojamas, skenuojamas. Kai kurie iš mūsų davė kraujo. Iš tikrųjų, būdamas tenai, supratau, ant kiek yra kraujo trūkumas yra svarbi problema. Aš raginčiau visus žmonės atkreipti tai dėmesį ir neatlygintinai skirti kartą į metus. Labai arti. Tarp 1 ir 2. 8 km per sekundę ten, aš kaip suprantu, ten labai bus šalta, bet 8 km per sekundę jis turėtų sukaisti. Kaip tada nuo drėgmės jį apsaugot? Man patinka pasakoti vaikams, man patinka su jais bendrauti, nes tai yra tie žmonės, kurie dar nepamiršo svajot. Jie neturi išankstinių nusistatymų, jie neturi prielaidų. Jie domisi viskuo, jie yra smalsus ir matosi, kad jos domina mūsų projektas, palydovas, ką jis ten darys, kokiu greičiu skris palydovas, kas jo laukia, kokia ateitis, ką jis veiks ir kodėl tai yra svarbu Lietuvai ir kaip tai susiję, sakykime, su jų pamokomis. Negi puikus pavyzdžiai iš visur, iš fizikos, iš chemijos, iš biologijos. Irgi galima vizualiai vaizdžiai paaiškinti, kaip tai siejasi su palydovo misija.